Sveiki. Noriu Jums pristatyti automatinio mokėjimų skaitimo vieną iš funkcionalumų, tai yra banko išrašas. Ką tai reiškia? Keliaujame į modulį. Pradžio modulių sąrašą susirandame automatinis mokėjimų skaitimas modulį ir šiame žingsnyje modulio viduje matysime ties nustatymais atsiradusi funkcionalumą banko išrašų susijimas. Aktyvavus šį nustatymą, jūs turėsite galimybę matyti visus mokėjimus, kuriuos gavote į savo sąskaitą, banko išrašo skiltyje kairėje pusėje po sąskaitomis. Ir galėsite, jeigu tai nebuvo sudengta automatiniu būdu SIP pagalba, sudengti rankiniu būdu su sąskaitomis. Tai kaip tai atrodo? Matysite banko išrašo skiltyje, tai kaip minėjau, kairėje pusėje, kokie buvo sukelti mokėjimai, kokia data, koks klientas, koks transakcijos kodas, mokėjimo paskirtis ir bendra suma. Jeigu tai buvo automatiškai susijęti mokėjimai su sąskaitomis, matysite, su kokia sąskaita tai buvo susijęta. Lygiai taip pat, jeigu mokėjimas nebuvo priskirtas jokiai sąskaitai, jis dešinėje pusėje turės 3 taškiukus, per kuriuos jūs galėsite pasirinkti, kad sudengti su sąskaita ir tada iš sąrašo jau pasirinksit, su kokia sąskaita norit sudengti šitą mokėjimą. Tokiu būdu jums liks mažiau mokėjimų, kurie buvo nesudengti ir net be teisingos paskirties jūs tą mokėjimą galėsite vis tiek sudengti. Tai gero naudojimo ir iki.